7bet lažybas, 7bet lažybas, 7bet lažybas, 7bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, šiandien video apie didžiausią Lietuvos rinktinės problemą paskutinėjame dešimtmetyje ir apie vaikiną, kuris gali padėti ją greitai išspręsti. Šiomis dienomis jis žaidžia Europos 18-mečių čempionate, tai būtinai įsijunkite. Gerų įžaidėjų ir gynėjų stoka visuomet buvo esminė problema Lietuvoje. Niekam nepaslaptis, kad garsėjame savo aukštaūgiais daug labiau pasaulyje negu savo gynėjais. Na, o net ir istoriniai ir pagrindiniai rinktinės įžaidėjai visuomet turėdavo šiokių tokių minusų. Šaras nebuvo labai atletiškas ir kentėjo gynyboje, Kalnietis rinktinėje sužiūrėdavo, bet neturėjo didžiulių įgūdžių pelnyti taškus, Jokubaitis turėjo didžiulės perspektyvas, bet vis dar nėra įvaldęs stabilaus metimo iš toli net ir iš statinių padėčių, na, o Lekavičiui tiesiog trukdo ūgis. Kai kurie iš jūsų apie šį vaikiną jau esate girdėję, bet kaip kiti reaguotumėt, jeigu pasakyčiau, kad auga talentas, kuris galbūt neturės tokio vieno ryškaus minuso. Žinoma, jeigu nesustos sunkiai dirbti. Jei Šarūnui Jasikevičiui Eurolygos finalo ketvirtas gegužės pabaigoje nenusisekė, tai Kasparo Jakučionio vardas per jį suskambo garsiau dar kartą ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje. Jis pateko į simbolinį Eurolygos jaunimo turnyro penketą, o pirmose rungtynėse prieš Berlyno Alba dar ir pagerino varžybų simbolinį rezultatyvių perdavimų rekordą. Aišku, tos Alba komandos lygis buvo gerokai per žemas. Tačiau 1,95 m žaidėjas paliko nuostabų įspūdį visiems turnyro skautams, rinkęs po 19 taškų ir beveik 13 rezultatyvių perdavimų. Po kelių dienų jis sudrebino ir perėjimų rinką. Paskelbta, kad Jakučionis iš Barcelonos kelinsi į NCAA, kuriame atstovaus stiprų Ilinojaus universitetą. Jis per paskutinius 5 metus praktiškai visada patekdavo į kovo beprotybės turnyrą ir jame nužengdavo vieną ar kelis etapus. Maža to, prie viso šito garsiausias NBA naujokų biržos specialistas Jonathanas Givonis žada Jakučioniui šaukimą kitų metų NBA naujokų biržoje. Ir su kiekvienu sėkmingu pasirodymu tokiuose turnyruose arba dabar vykstančiame Europos čempionate tas šaukimas tik kyla. Ilinojaus universitete jis gaus kosminę sumą pinigų, bet čia jau galbūt kada nors kito video tema. NCAA universitetai pagaliau pradėjo mokėti savo žaidėjams pinigus, o jaunuoliai čia uždirba daug daugiau negu galėtų tikėtis Europoje. Prie viso šito tu pridedi aukščiausio lygio trenerius, didžiulį personalą, galimybę gauti gerą išsilavinimą ir todėl nenuostabu, kad Europa po truputį jaunam žaidėjui tampa itin nepatraukliu variantu. Bet gerai, šiandien video ne apie tai. Kokios Jakučionio savybės žavi mane ir krepšinio skautus? Pradžioje vienas jo epizodas. Kiek lietuvių gynėjų profesionaliame krepšinyje turi tokią ūgio ir įgūdžio susikurti erdvės bei pataikyti šį metimą kombinaciją? Sudominau ir jūs, tiesa? Kaip ir minėjau, ateityje rinktinė gali turėti tokį žaidėją, kuris neturės vieno labai ryškaus minuso. Kasparas turi puikų pozicinį ūgį, 1,95 m, o jo ištiestų rankų ilgis yra didesnis už jo ūgį. Tai puikus ženklas, leidintis lengvai susikurti vietos metimams, net ir neturint 10 balų atletiškumo. Bet pala, tu juk sakei, kad Kasparas neturi ryškių minusų. Ir taip, jei kalbėsime apie atletiškumą, jis galbūt ir nėra elitinis pagal NBA standartus. Jam kartais neužtenka greičio apeiti savo varžovus ir tą matėme rungtynėse su itin atletiška Paryžiaus komanda. Bet jo krypties keitimo, puikaus driblingo ir normalaus, solidaus atletiškumo užtenka, kad jis dažnai be problemų apeitų savo varžovus. Nemanau, kad tai būtų problema aukštesnėme lygyje. Pažiūrėkite, na, kad ir į Luką Dončičių. Nėra jis elitinis atletas, bet dominuoja savo IQ, driblingu, stipriu kūnu ir gebėjimu lėtėti aikštelėje. Jakučionis turi plačius pečius, kurie jam leidžia eiti į kontaktą ir provokuoti pražangas. Jis tą darė ir prieš kibes gynybas. Jei neišeidavo apeiti varžovo pirmuoju judesiu, jis tiesiog keisdavo kryptį ir sugerdavo kontaktą. Dėl savo puikių duomenų į žaidėjo poziciją jis drąsiai eidavo į jį ir baudos aikštelėje, kurioje nebijodavo mesti metimų arčiau krepšio. Patiko ir tai, kad Kasparo žaidime nesijaučia silpnoji ranka. Va ir jums auga naujoji karta, kuri augo pagal naujasias moksleivių lygos taisyklės. Tos taisyklės neleidžia užtvarų, zoninės gynybas iki vėlyvesnio amžiaus tam, kad skatinti vaikų žaidimą vienas prieš vieną. Ir nors šioje 2006 metų kartoje, kuri būtent ir augo pagal tas naujas taisyklės, būtent gynėjai atrodo įspūdingai, į valdžią LKF atėjusi naujoji ir dabartinė valdžia šias taisyklės vėl panaikino. Nesuprantama ir to rezultatus pamatysime turbūt tik po keliarių metų, bet grįžtant prie Kasparo, aš sakyčiau, kad jis itin dažnai veržia
veržiasi į kairę pusę. Pavyzdžiui, čia keliuose 2 prieš 2 iš eilės jis užsibaigia atakas metimais nuo lentos, puikiai jausdamas atstumą iki lanko. Kitame klipe greitoje atakoje jis renkasi būtent kairėje ranką, nors galėtų to nedaryti, turėdamas tikrai nemažai vietos ir erdvės aplink. Tai tik parodo, kad Jakučionis ties savo silpnosiomis vietomis nesustoja dirbti ir tobulėja kiekvienais metais. Dar apie vieną silpnąją vietą, kurią Jakučionis pagerino smarkiai praėjusiais metais, šiek tiek vėliau. Prieš pereinant kalbėti apie jo talentą, rinkti taškus ir dalinti perdavimus, norėčiau prieš tai pakalbėti apie vieną savybę, kuri mano manymu dažnai skiria gerus ir elitinius krepšininkus. Ta minėjau ir kalbėdamas apie Buzelį, pasikartosiu ir šiandien. Pasitikėjimas ir nebijojimas išreikšti savęs krepšinio aikštelėje. Lietuviui į žaidėjų to tikrai netrūksta. Jis žaidžia taip, tarsi visada jaustųsi, kad yra geriausias žaidėjas aikštelėje. Keli epizodai, kad tuom įsitikintumėte ir jūs. -3, 11 sekundžių iki rungtynių pabaigos. Prancūzai prameta baudą ir Barcelonai reikia tritaškio, kad išplėštų pratęsimą. Jakučionis atsikovoja kamuolį, persivaro jį per visą aikštelę ir nesidairo, kam čia jį atiduoti, o susikuria pakankamai erdvės ir švarų vaizdą tiesiai į lanką Stebeko pagalba. Kamuolys tikslo nepasiekia, bet visų game winnerių ir nesumesi, o svarbiausia, jis to nebijojo daryti ir susikūrė gerą progą. Kitas pavyzdys - greita Barcelonos ataka, Kasparas mato, kad jo tiesioginis varžovas yra toliau atsitraukęs ir tiesiog įeina į savo Stebeko ritmą, meta tritaškį nepaisant to, kad dar yra likę 18 sekundžių atakai. Varžovas nesukontroliuoja savo balanso, prasižengia, o man smagu matyti, kad Jakučionis nebūdingai lietuviams nežaidžia susikaustęs, pasitiki savimi ir nebijo išreikšti savęs, atlikdamas nestandartinius sprendimus. Ir kaip jau galbūt patys supratote, Jakučionis turi puikų įgūdžių arsenalą, kuriame daug driblingo judesių ir tikrai solidus kojų darbas. Čia jis žaidžia be kamuolio pradžioje ir sukasi į vidų gavęs kamuolį, bet jaučia gynėją ir naudoja driblingą tarp kojų, norėdamas susikurti erdvės. Šiek tiek panašu į kokį nors Čačio Rodrigesą, o Jakučionis teisingai susidėlioja kojas, išlaiko balansą ir pataiko tritaškį su pražanga. Įspūdinga, tiesa? Pamačius sekantį klipą, pirmoji mano mintis buvo tokia. Ok, va čia mes ir pamatome tą skirtumą, kai buvo auginama ta naujoji karta ir kiek smarkiai jų įgūdžiai yra jau dabar geresni. Jakučionis veržiasi į kairę ir tai, ką jis daro dabar, gali atrodyti labai nestandartiškai, bet tai yra aukščiausias lygis kuriantis erdvę savo. Kasparas čia prameta, bet bendrai jis yra geras metikas po driblingo. Galbūt netgi geresnis negu situacijose po pagavimo, kas gali pasirodyti šiek tiek keista. Jo įgūdžių paketas kuriantis metimus po driblingo jau dabar yra aukšto lygio ir būtent tai verčia smarkiai tikėti šiuo jaunuoliu. Žinoma, geram žaidėjui neužtenka tik taškų rinkimo. Iš vis, ta žaidėjo pozicija kuo toliau, tuo labiau vis abstraktėja, lieka tiesiog kūrėjai su kamuoliu. Jų dažniausiai aikštelėje yra bent 2, o Kasparo dydžio, taškų rinkimo po driblingo ir aikštelės matymo vizija leidžia tikėtis, kad jis gali tapti tuo žmogumi, vedančiu komandą ir tuo žaidėju, kuriuo mes galėsime pasitikėti rungtynių pabaigose. Jis nuostabiai dalina perdavimus. Pažiūrėkite vien tik į šitą neįtikėtiną aukštą kamuolį greitoje atakoje. Sakyčiau, kad tai yra labiausiai jo patobulėjęs žaidimo aspektas per paskutinius metus. Pirmą kartą teko nemažai stebėti jo žaidimą prieš kiek daugiau nei metus ir jau tada jis bandydavo sunkius, įmantrius perdavimus, bet dažnai jie nepasiekdavo tikslo ir jo klaidų vidurkis siekia beveik 5. Dabar jo sprendimai daug užtikrintesni ir nepaisant to, kad klaidų žinoma nepavyksta išvengti, klaidų ir perdavimų santykis tapo daug geresnis. Jis randa metikus greitose atakose, laiku apdovanoja kertančius palei galinę liniją komandos draugus ir tiesiog paprasčiausiai atlieka teisingus sprendimus. Pick and roll metu aiškiai matosi, kaip į priekį eina jo žaidimo skaitimas. Apatinis žmogus padeda baudos aikštelėje, saugodamas besileidžiantį centrą, lietuvis atliks perdavimą į kampą, įvertinęs tą pagalbą itin greitai. Čia vėl ta pati situacija prieš Overtime Elite iš Jungtinių Amerikos valstijų. Dėl savo ūgio jis gali matyti per prieš jį stovintį aukštą ūgį ir lengvai atlikti šitą perdavimą, matydamas, kad komandos draugas yra laisvas kampe. Labai patinka ir jo reakcijos greitis žaidžiant 2 prieš 2. Čia 2 žmonės šoka link jo ir prastai išpildo gynybinius susitarimus, Kasparas iškart randa besileidžiantį aukštą ūgį. Pagalba iš silpnosios pusės vėluoja dėl gerai išpildomo derinio ir aukštą ūgis įgijęs pranašumą prieš savo tiesioginį oponentą. Kamuolys metamas virš lanko ir pažiūrėkite dar kaip tiksliai. Aukštą ūgių belieka vos prie jo prisiliesti. Kitas klipas itin nustebino. 2 prieš 2 su kitu lietuviu Artūru Butajevu ir pažiūrėkite, kaip idealiai Jakučionis nuskaito šią situaciją. Apatinio žmogaus nėra, bet kaip ir atrodo, kad besileidžiančio aukšto ūgio globą perima šitas žaidėjas. Kasparas meistriškai palaukia, kol jis grįžinės prie savo žmogaus ir
serviruoja puikų perdavimą į erdvę lengviems 2 taškams. Paskutinis dalykas, kuris man itin patiko, tai yra kaip Kasparas naudoja tos savo pagąsdinimus su galva. Jie jam leidžia prisitraukti varžovus arčiau savęs, pakelti rankas, o tai palieka galimybę atlikti perdavimą nuo žemės vos po akimirkos. Žodžiu, puolime auga tikras žvėris, pavojingas visose praktiškai aikštelės vietose, su geru jos matymu ir stipriu kūnu. Kada paskutinį kartą Lietuvoje augęs gynėjas atitiko tiek čekbarkų skirtingose kategorijose? Ir tai dar yra ne pabaigoje. Kitoje aikštelės pusėje vaizdelis ne ką prastesnis. Iš tiesų rankų ilgis didesnis nei ūgis jam padeda krapštyti kamuolius, o pakankamas mobilumas ir fiziškumas leidžia išlaikyti varžovus priekyje savęs su kontaktu. Praėjusių metų Eurolygos jaunimo turnyre jis rinko daugiau nei 3 perimtus kamuolius, o tokių netrūko ir šiemet. Taip pat patinka jo energija, noras kristi ant parketo 50-50 situacijose, o ir kovoje dėl atšokusių kamuolių jis nėra pėsčias. ANGT turnyre jis rinko beveik po 5. Žodžiu, potencialiai galime turėti visiškai modernų, šiuolaikinį komandos lyderį, kuris aikštelėje daro visko po truputį ir yra arti trigubo dublio. Tačiau iki tokio lygio dar daug sunkaus darbo, sėkmės patenkant į tinkamas situacijas ir sėkmės išvengiant traumų. Čia, manau, turime labai panašią situaciją kaip ir su Matu Buzeliu. Nuostabi medžiaga turėti puikiausią karjerą, todėl visų tų dalykų ir, manau, palinkėkime bendrai kartu Kasparui Jakučioniui. Galiausiai, ką galvojate jūs? Ar čia auga naujasis ilgametis Lietuvos rinktinės įžaidėjas ir kas iš viso Jakučionio įgūdžių paketo labiausiai patinka jums? Parašykite savo įspūdžius komentaruose, nepamirškite palaikinti, prenumeruoti ir pasimatysime jau kitame video. Iki. 7bet lažybos, 7bet lažybos, 7bet lažybos, 7bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.